Sveiki visi, laikas sutaro, mano vardas Neringa ir šiandien kviečiu pasižiūrėti 3 kortų skaitymus tema, kuri vadinasi Nauja pažintis virs pilnaverčiais santykiais. Jeigu jūs nesenai susitikot su nauju žmogum, nauja pažintis jūs užkabino, jūs pajutot simpatiją arba kaip tik kažkokiu tai būdu norit pasižiūrėti, ar įmanomas jūsų ryšys, pažintis virst kažkokiais tai ilgalaikiais santykiais, tai kviečiu žiūrėti. Vis tik vasara, mobilumas aukštas, galbūt yra žmonės, kurie jūs patraukia. Šiandien žiūrėsim moters ir vyro charakteristikas, bet tik tai vyro reakcija į jūs. Jeigu jūs ir kažkaip tai norėtumėte apie save pasižinoti, tai kreipkitės į savo vidinę pasąmonę, kad jūs atsakymų paieškotumėte tenai. O mes šiandien paanalizuosim jūsų naują pažįstamą ir kokiu gali tikėtis iš jo, kaip sakoma, irgi kažkokiu tai, ar verta tikėtis kažkokiu tai rimtesnių santykių, ar tai buvo tiesiog, vėlgi, pažintis trumpalaikė. Jeigu jums tai aktualu, kviečiu žiūrėti. Primenu, kad tai apibendrinti bendri kortų skaitimai. Jie gali skirtis nuo jūsų situacijos kažkokiamis tai detalėmis, bet kiekviena jūsų mintis, kiekviena jūsų išvalga yra jūsų atsakymai iš pasąmonės. Ir taip pat supraskit, kad jeigu jūs ir turit visas išvalgas kortų įmanomas ir jūs būrėtės ir žiūrit ir dažnai aiškinatės, bet jūs nieko nedarot su ta gauta informacija, tai jūsų santykiai tikrai niekur nejudės. Jūsų informacija tiesiog ištirps, kaip sakoma, visatoj be jūsų atliepimo. Todėl vis tik jūs esat tas kūrėjas, kuris kūrėt savo gyvenimą. Todėl kreipkite tai dėmesį irgi. Tai va, trumpa tokia įžanga ir mes pradedam. Žalias vėžliukas, pirmas, raudona, ne raudona, balta širdis ir mėlyna širdis. Rinkitės variantą arba žiūrėkit visus. Galbūt tenai rasit atsakymą, jau kai pradėsim žiūrėti herojų šios dienos kortų skaitimų charakteristikas. Ieškom vaikino, ieškom vyro ir ieškom moters ir pasižiūrim, apie ką šiandien kalbėsit. Arba klausit kortų ir kokius atsakymus gausit. Vyras išėjo pirmas. Pirmas vyras išėjo, ieškom damos. Dama. Taip. Radau ir damą. Nu kągi, pasižiūrim. Apie ką jūs vienas kitam. Apie ką jūs vienas kitam. Eis kalba apie žmonės, kurie susipažino kažkur tai, sakyčiau, viešoj, kaip čia, internetinėje erdvėje. Jūs vienas kitą pamatėt kažkokioj tai sistemoj. Ta prasme, arba pažinčių portalę, arba jūs supažindino kažkokį tai žmonės, pristatė vienas prie kitą. Jūs kažkokiu tai būdu netikėtų radot vienas kitą, arba, kaip čia, dėmesį vienas kitam parodėt, tokiu, žinot, būdu, kuris yra visiems pažįstamas, bet tuo pat metu ir nelabai vertinamas. Nelabai vertinamas ta prasme, kad jisai nuneigiama, galbūt nuneigiama jo reikšmė, galbūt nuneigiamas jo svarbumas. Ir jūs į tai pasižiūrėjot abudu vienodai. Ai, nieko tokio. Moteris ne viską atskleidė apie save. Moteris galbūt neturėjo šansų tą padaryti. Vyras pats ėmė iniciatyvą su jumis susipažinti. Parašė. Galbūt kalbėjo apie save, galbūt daugiau tokio, žinot, informacijos apie save parodė daugiau, ta prasme, kad jisai pradėjo reikšti iš karto savo susižavėjimą jumis.
ir labai iš karto atsakymus duoti. Gali būti toks, žinot, vat vėlgi, tave pamačiau, įsimylėjau, tik tai tavęs ieškojau, taip toliau. Jūs truputėlį, taip žinot, į savo, kaip sakoma, į savo erdvę jo neįsileidot. Karts nuo karto galit netgi truputėlį taip sarkastiškai su juo šnekėtis. Galit pasakyti jam tos žodžius, kuriuos joms nelabai įdomu kalbėti. Bet jisai dar kenčia, arba nekenčia, bet stebi jūs. Stebi jūs, stebi save, savo reakcijas ir gali, kaip ir sakiau, gali per daug atkakliai arba per daug drastiškai su jumis šnekėti tokiais dalykais, apie kuriuos jūs sakot, kaip čia dabar. Tu manęs net nematei, o tu jau mane myli, tu manęs dar net nesutikęs buvai, o tu jau čia viską jauti, man šitą kaip čia saulę po kojom nori, ne, eisim, važiuosim, darysim, palauk. O jisai va toks va yra. Jūs truputėlį į tai žiūrit, kaip sakoma, įtariai. Todėl nieko nuostabus, jeigu žiūrit kortų skaitimą. Ką jis žino apie jūs? Ką šitas vyras apie jūs žino? Taip žiūrėsim, gerai. Ką jis žino apie jūs vieną kortą? Pasižiūriu. Ko nežino apie jūs? Kokie jūs jo akimis? Kokie jūs jo akimis? Kas jumyse erzina jį? Kas jumyse erzina jį? Kas jumyse žavi jį? Ko galite tikėtis iš šių santykių? Ko galite tikėtis iš šio vyro? Taip, ką aš čia dabar padariau, žiūrėkit. Ką jis apie jūs žino, ko nežino. Taip, dar vienos kortos reikia, kad aš tiesiog klausimus buvau susirašius. Ko nori sužinoti, ką jisai nori apie jūs sužinoti, kokie jūs jo akimis. Tada žiūrim, kas jumyse, kas jam kelia erzalį tokį, kas jumyse erzina jį, ko jisai žavisi, ko galite tikėtis iš šių santykių ir ko galite tikėtis iš šio žmogaus. Ir tada paskutinė korta, kokių jūs pati santykių su šitu vyru norit. Kitą kaladę paimsiu, tai yra toks orakulas. Kokių jūs pati norit santykių su šiuo vyru, pasižiūrėsim. Taip, o dabar viskas yra, žiūrim. Ką jis žino, ką jis apie jūs žino? Sakyčiau, nedaug žino. Žino ne tiek, kaip čia pasakyti, ne tiek jūs apie tai pasakėt, bet jisai tiesiog padarė išvadą apie jūs, kad esat truputėlį nusivylus, truputėlį kažkokia tai irgi galit būti, atsiprašau, kad taip sakau, bet yra toksai kažkoks tai stoka, deficitas. Jūs kažko tai ieškot, jūs kažko tai norit. Jeigu jūs čia esat, reiškia kažkaip tai ne visai jūsų gyvenime viskas yra gerai, bet jis apie tai žino. Žino ar iš jūsų, ar tiesiog iš tokios irgi intuicijos, čia jau kitas klausimas, bet jisai taip apie šitą situaciją viską galvoja. Jisai apie jūs tarsi žino, kad jūs atėjo čia iš kažkokios tai, kaip ir sakiau, stokos, deficito, dėmesio, trūkumo ir taip toliau. Jam taip atrodo. Ko nežino apie jūs? Jūs jam neatsiskleidžiat, kaip ir sakiau, galbūt truputėlį, kaip sakoma, flirtuojat, maištaujat, nesakot informacijos. Ir tos informacijos jisai ir nežino. Jisai nežino, kaip jūsų reakcijos, nežino. Nesidomi, galbūt per daug anksti, per daug neaišku ką, bet šitą informacijos apie jūs jisai turi labai labai ribotą tokį, ribotą kiekį ir tai jį pasižiūrim, tai jį, jo, žinot, tas ribotas kiekis yra nenaudingas, nes jisai
iš vienos pusės, du karstai, iš vienos pusės jisai pats uždaras yra ir nenori kalbėti su jumis apie save. Iš kitos pusės ir jūs tą patį jaučiat ir nenorit atsiskleisti. Ir žodžiu, tais informacijos toka, jūs gali, kaip sakoma, nežaidžia jūsų kaip sąjungininkai, kaip jūsų priešininkai žaidžia, nes jūs vienas apie kitą nesakot, nesidomit ir dar neturit to tokio mainų, čia nėra. Ką nori sužinoti? Ką jisai nori sužinoti? Jūsų charakterį pažinti nori jūsų truputėlį pasidomėti, kaip sakoma, jumis pasidomėti nori. Bet aš sakyčiau tokia, žinot, irgi, o kiek vaikų turi, o kur gyveni, o kaip, o kas, o ką. Vat toks labai norisi, žinot, tokiais, kaip čia pasakyti, nepakiliais, bet tokiais, vat, įžemintais, kur šaknis įleidot, kur gyvenat, kiek vaikų turit, kiek santokų buvo, vat kažkas tokio, jį domina, vat toksai irgi jūsų istorija, bet su faktais, ką, kur, kaip, kada, su kuo, kiek, kaip sakoma, kiek, vat toksai, žinot, irgi vartotojiškas, sakyčiau, domėjimasis. Kokie jūs jo akimis, laputė, graži moteris, puiki moteris, gražiai atrodanti, kiek jūs save rodo, bet žino, kad jūs turit, kaip sakoma, irgi galit gudrauti, galit nesakyti tiesos, nepasitikėjimas yra jumise ir jumis yra irgi, jisai nepasitikė tiek, kiek galėtų. Vat, kaip ir sakiau, tai yra pažintis, nesena pažintis iš tiesų. Ir jūs, jeigu toje internetinėje erdvėje ir bendraujat, tai kiekvienas, kaip sakoma, pasiliekat savo daug taškį, kurį sudeda tą informaciją, kurią norit sudėti. Apie tai kortą jisai, jūs jo akimis laputė, gudraujanti, flirtuojanti, pasipūtus šiek tiek, bet visada, kaip sakoma, vienaip ar kitaip yra vis tiek lapė, bet kuriuo atveju yra grobuonis. Tai vadinasi, irgi toksai, žinot, nepasitikė vienu žodžiu. Kas jumise erzina jį? Kas jumise erzina jį? Kas jumise erzina jį? Labai įdomi korta, išėjo širdies korta. Erzina, kad esat, galbūt jį užkabinot labiau, negu jisai to norėjo. Galbūt jisai pajuto, erzinat visomis savo gerosiomis savybėmis, ištikimybę, atsidavimu. Žinot, jisai galbūt nori, vėlgi, bet dabar atėjo tokia mintis, vyras nori, kad jūs būtumėt galbūt tokia laputė, kuri nieko nenori, gudrauja tie, o jūs ieškot santykio, jūs ieškot artimo, ištikimo, darnaus santykio. Ir tai erzina. Ir vėl tas pats, ta prasme, vyras. Ir vėl nenuotykių ieško moteris, aš taip sakyčiau, ne? Tai vat, jūs erzinat jį, tą noru susitikti, žmogus nori susitikti žmogų. Žmogus nori draugauti su žmogum. Jūs norit draugystės, jūs norit pažinimo, jūs norit... Ir tai erzina. Nu, kodėl, ko jinai čia vėl manęs ten kažko tai reikalavo? Kas jumise žavi jį? Kas jumise žavi jį? Kad jūs nieko prieš permainom. Kad jūs bendraujanti, kad jūs besitarianti. Kad jūs su jumis galima, kaip sakoma, kaip čia pasakyti, nuotykį turėti ir mobili esat. Mobili ta prasme, kad jeigu ten kažkur nuvažiuot, susitikt ar dar kažką, jum tą žavi. Arba jūs pati pasakojat jam apie savo keliones, apie savo permainas, apie dar kažką. Ir jisai susižavėjo, kokie jūs esate aktyvi ir mobili. Vat apie tai gali būti, kad jūs sužavėjot jį tuo. Ko galite tikėtis iš šių santykių? Ko galite tikėtis iš šių santykių?
Iš šių santykių galite tikėtis pastovumo, po laiko, bet ne dabar. Po kažkiek tai laiko, kai emocijos aprims, kaip dar kažkas, tai žodžiu, jūs galite tikėtis ir jūsų tikėjimas ir tos viltys bus pateisintos. Taip, jūs galite tikėtis su šitu žmogum kažkokiu tai pastovių santykių. Kokie bus, nežinau, bet jūs galite tikėtis pastovumo ir nuoseklumo šituose santykiuose. Ko galite tikėtis iš šio žmogaus? Iš šio žmogaus galite tikėtis irgi santykių, susitikimo, pasilabinimo, pasibuvimo, atvažiavimo. Valties korta kalba apie aktyvius veiksmus su jumis. Jisai gali būti iš tiesų šitą pažintis pereiti į labai tokį, sakyčiau, pastovų. Jūs mobili, jisai mobilus. Tik tai nesitikėkit iš karto ir neklauskit, ar jis jūs myli, kai jau pamatysit. Bet iš tiesų šitas vyras visiškai, šitos kortos rodo, kad jisai iš tiesų jumis susižavėjęs ir jam patinka, kad jūs esat mobili, jam patinka, kad jūs irgi pokyčiams pasikeitų. Tai va, ko jūs pati norite iš šio vyro? Ko jūs pati norite iš šio vyro? Korta išėjo labai įdomi. Vadinasi, atleidimas. Galit projektuoti šito vyro elgesį į savo buvusius santykius. Galit kaip tik truputėlį erzinti savo buvusį, kad jisai jums atleistų ir pradėtų, kaip sakoma, irgi pavydėti ar dar kažką tai. Šitas noras atleidimo, jeigu mes kalbam apie naujus santykius su nauju žmogum, išėjo keista korta, kuri kalba apie atleidimą. Arba savo atleisti, arba paleisti savo buvusius santykius, arba kad šitas vyras išgydytų. Žodžiu, jūs iš tiesų pagalvokit apie save, pagalvokit, kokia korta papildoma dar pačiam jums. Taip, jūs turit kažkokį, jūsų širdis užimta. Ne veltui jūs ten turit savo paslapčių ir ne visiškai atsiver. Jūs norit, kad būtent kažkokiu tai būdu, kaip sakoma, jūsų tas vyras, apie kurį jūs galvojat, kuris jūsų mintyse yra, jums atleistų. Va taip va, pirmas toks variantas. Jeigu jums tiko ir patiko, lauksiu jūsų atsiliepimų. Bet šitas vyras, apie kurį jūs dabar klausėt, nauja pažintis, tai nėra jūsų tas, kurio atleidimo jūs norit. Arba jūs atleisit, arba jį norit, kad jisai jums atleistų. Tai nėra tas žmogus, tai yra kitas žmogus. Ir jisai pasiruošia su jumis, kaip sakoma, pažinti jūs toliau. Jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie nori santykių, o ne tik tai nuotykių. Tai panašu, kad yra taip. Toks vėžliukas buvo, dėkui jam. Imam baltą širdį, žiūrim apie tai, ar nauja pažintis virs pilnaverčiais santykiais. Ką mums papasakos balta širdis, kokią istoriją papasakos. Taip, pradedam. Ar ši, antras variantas, ar ši nauja pažintis, kur virs pilnaverčiais santykiais, sakyčiau, kad abudu slepiat savo tikruosius ketinimus. Moteris gali pasirodyti vyrui, va čia ir dabar, kad jinai yra,
ieško nuotykių, ieško poilsio, ieško linksmybių vyrui ir nieko prieš, jeigu jisai tą, kaip sakoma, irgi perskaitys. Bet dabar apie jūsų būsenas jūs tikrai irgi nieko rimto apie tai negalvojat. Jūs norit dėmesio, jūs norit, kad jumis žavėtųsi, jūs norit flirto, jūs norit dovanų, jūs norit kelionių, jūs norit iš tiesų pamatyti pasaulį, pasidomėti, žodžiu, jūs atvira naujoms pažintims, va taip sakyčiau, jūsų būsena. Vyras irgi, jisai atviras, jisai toks, koks yra, jisai sako tai, ką sako. Žiūrėkit, jeigu jisai jums pasakė, kad aš noriu, kad mes leistumėm smagiai laiką, tai netikėkit, kad jisai ten kažkurio tai metu persigalvos. Saulė apie tai kalba, kad jo informacija, tokia, kokia jisai duoda jums, laišką, tai, ką jisai sako, tikėkit juo. Jeigu jisai sako, nežinau, linksmų santykių, jisai tikrai to nori. Jeigu jisai sako, kad aš noriu šeimos, jisai irgi to tikrai nori. Kiek tai su jumis susiję, mes po to pasižiūrėsim. Bet čia ir dabar vyras tai, ką sako, juo tikėkit, girdėkit jį ir neprisigalvokit, kad jisai kažkaip tai persigalvos, kaip čia pasakyti, pamatys kitą situaciją ar dar kažką. Tai, ką jisai sako tai, ką nori. Ką matau, apie tą dainuoju. Va, tikrai šitas vyras toks. Tai va, tai tokia mūsų situacija. Jūs norit kažkokiu tai būdu jį labiau, kaip sakoma, su juo flirtuoti, su juo linksmintis, galbūt, kaip ir sakiau, į keliones važiuoti, žodžiu, linksmai leisti laiką, lengvai leisti laiką. O jisai, jeigu taip sako, tai taip ir yra. Va, toks, žinot, kaip čia, užantyje kažkokių tai žodžių ir veiksmų nelaikantis žmogus. Va, nori gerai, nenori irgi gerai, negaliu, nenoriu, šiandien draugai, dar kažkas. Tai va, žodžiu, viską, ką vyras sako, jisai taip ir galvoja. Ką jis apie jūs žino, ko jisai apie jūs nežino. Ką nori sužinoti apie jūs. Kokie jūs jo akimis. Kas jumise jį erzina, kuo žavisi, ko galite tikėtis jūs iš šitų santykių, ko galite tikėtis iš šito vyro. Ir tada pasižiūrim, ko jūs pati norite iš šio vyro, sąžiningai, ko jūs pati norite iš šio vyro. Paskutinė korta, kurią mes pasižiūrėsim. Gerai. Ką jis apie jūs žino? Jis apie jūs žino nedaug ir nelabai domisi. Jūs jam esat užversta knyga. Jisai galbūt, jeigu vyras Saulė ir sako tai, ką sako, visi vyrai vis tiek vienaip ar kitaip, kaip sakoma, netgi domėdamasis moterimi, jis domisi savimi. Ar aš tau patikau? Vis tiek, visi mes tokie, ne? Tai vat, jisai apie jūs žino kažkokią tai slaptą informaciją. Galit jūs su juo atvirauti. Ta jisai ir žino. Žodžiu, ką jūs jam pasakot, tą jisai apie jūs ir žino. Jūs nėra jam atversta knyga. Kokia informacija jūs apie save pasidalinat, taip jisai ir, kaip ir sakiau, žmogus be kažkokių tai atgalinių minčių arba ilgai svarstantis, pasakei, nori, einam. Pasakei, nenori, reiškia nenori, nei kalbinėsiu. Vat ką jūs jam pasakot, tą jisai ir žino, tą jisai ir priima. Ko jisai nežino? Oho, ko jisai nežino. Yra daug paslapčių, yra daug pas jūs asmeninių skeletų, kaip sakoma, jūsų spintoje daug skeletų. Jisai apie tai nežino. Jūs esat uždaras žmogus. Jūs žmogus, kuris nesidalinat savo išgyvenimais, jums skauda, jums liūdna, jums gali būti daug tokios apatijos irgi, bet jisai apie tai nieko nežino. O pas jūs yra slaptas noras, kad jisai po kažkiek tai laiko leistų jums apie tai pasišnekėti. Ir tokia viltis, kad visa tai, kaip sakoma, arba bus užmiršta, galiausiai palaidota, arba vis tik jūs turėsit šansą
išgydyti tą savo traumą, kažkokią tai praeitų nesėkmingų santykių, kažkas va tokio. Jūs į tai, jisai nežino apie tai, bet jūs apie tai pati kažkokiu tai būdu norit, kaip sakyt, jūsų paslaptys lieka su jumis. Jisai apie jas nežino. Bet jūs tikitės, kad jisai padės jums jas, kaip ir sakiau, dar kartelį arba palaidoti, arba kažkokiu tai būdu išspręsti ir daugiau jūs apie tai negalvosit. Užmiršti jums kažką padės. Ką nori sužinoti apie jūs? Ką jisai nori sužinoti apie jūs? Jisai nori sužinoti, kokia jūs lengva, kokia jūs graži, kokia jūs seksuali, kokia jūs žavinga, kad jūs ir, kaip čia pasakyti, ir iš ryto taip pat gražiai atrodot, kaip susitikdama su juo. Vat apie tai nori sužinoti, kokia jūs žavi moteris. Jam patinka viskas, kaip jūs atrodot, kaip jūs elgiatės, ką jūs darot, kaip jūs flirtuojat, jam visą tai patinka ir jisai nori daugiau apie tai sužinoti. Bet žinot, toksai irgi vyro įsivaizdavimas, nesikeisk. Aš tave pamačiau, su ta balta suknelė ten ar kažkokia tai nepaprastai kvatojančia gražiai. Tokia ir būk, tokia džiugint mane visada. Jisai taip, kaip čia, gražiai į jūs žiūri, labai pakiliai, susižavėjęs, pilnas kupinas susižavėjimo. Bet tai yra korta, kuri, myli akimis. Myli akimis. Ką nori sužinoti apie jūs, toliau žavėtis, mylėti, jūs stebinti, jūs džiuginti, bet taip akimis, vizualiai, kaip sakoma. Apie tai jisai toliau ir nori kažką tai tokio tęsti. Kokie jūs jo akimis? Jūs jo akimis esat nepaprastai stabilus žmogus, nuoseklus žmogus. Jam šalia jūsų labai gera. Jam šalia jūsų yra patogu. Jisai jaučiasi kaip namie sugrįžęs. Žodžiu, jisai apie jūs labai geros, sakyčiau, tokios stabilios. Žmogus, kuris tikrai neturi kažkokių tai šešėlių. Jūs turite šešėlį. Jisai neturi šešėlių. Jisai ką sako, ką mato, tą sako. Ir šalia jūsų jisai jaučiasi gerai. Jam patinka taip, kaip jisai jaučiasi šalia jūsų. Kas jumyse erzina jį? Kas jumyse erzina jį? Kartais jūs užsispyrus. Kartais jūs tiesiog kaprizinga ir jisai šitų kaprizų jūsų nesupranta. Kartais jūs taip elgiatės, kaip jam stabdis. Suprantat, vėlgi, inkaras, stabdis, sunku. Kartais jūs erzinate jį, kai esate užsispyrus, nelanksti, per daug mąstanti, per daug kažko tai norinti. Jį šitai erzina. Kas jumyse žavi? Jam patinka jūsų sarkazmas, jūsų humoro jausmas. Jisai, kaip čia pasakyti, jį žavi tai, kad jūs aštrialiežuvė esate. Iš vienos pusės jį erzina, kad jūs esat, kaip čia pasakyti, kartais užsispyrus, kartais atkakli, kartais nelanksti. Iš kitos pusės jį žavi, kad jūs apie viską turit savo nuomonę. Jinai ne pati geriausia, ne pati pozityviausia, bet jau aštriu liežuviu, kai pasakysit, kaip sakoma, tai sukelsit daug tokių irgi abejonių, bet jį žavi tai, ko jisai pats neturi. Kaip ir sakiau, jeigu jisai toksai, ką mato, tą dainuoja, tai jūs apie žmonės žino daug daugiau. Ir ne pačius pozityviausius dalykus. Jį tai žavi. O iš kur tu žinai? O kodėl tau taip atrodo? Gali būti taip. Tame jisai tarsi daugiau pažįsta žmonės per jūs. Ko tikėtis iš šių santykių? Ko jūs galite tikėtis iš šių santykių? Pokalbių, bendravimo, atvėrimo vienas kitam širdies.
Ne. Kodėl aš pasakiau šitą žodį, bet aš galvoju, pokalbiai visada yra atviravimas, visada yra ėjimas į žmogų, pažinimas žmogaus. Jūsų pokalbiai nebus labai atviri. Kuo labiau jūs vienas kitą pažinsit, tuo vienas kitą suprasit, kad kokie skirtingi požiūriai yra. Tai gali sukelti daugiau tokių, žinot, konfliktų ir atitraukimo. Iš kitos pusės tai gali būti kaip tik jūsų sukils ambicijos ir aš tau įrodysiu. Ir tai irgi nelabai padeda tam artumui šitą. Bus pokalbių, bus ginčių, bus nesutarimų, bus vienas kito nuomonės atstovėjimo, va to jūs galite tikėtis. Va šitą kortą apie šiaip pokalbius, o čia pasakė, kokie pokalbiai gali būti. Jie gali būti ne patys, kaip sakoma, romantiškiausi ir jūs pažinti kitą, įeiti į kito teritoriją, ištirti kito teritoriją visada yra iššūkis. Vat jūs šito galite tikėtis iš jūsų santykių. Ko galite tikėtis iš šio vyro? Jisai atneš į jūsų gyvenimą permainas. Galite tikėtis vis tik, kad jūs irgi turėsit bendrus namus, kad jūs tapsit pora. Čia vat jisai ko žavisi kaip šalia jūsų. Gali tikėtis iš jūsų, kad jūs iš tiesų su šitu vyru turit, žinot, va šita va korta, ir man kartais būna irgi tokia karminė korta, iš kartos į kartą ateinanti. Gali tikėtis su šiuo vyru, iš šito vyro, kad jisai paliks pėdsaką jūsų gyvenime. Kad tai yra vyras, kuris atsiųstas jums dėl kažkokios, tai kaip ir sakiau, irgi misijos. Jis turi kažkokią tai. Likimas jums atsiuntė šitą vyrą ne šiaip sau. Permainoms. Galit sukurti šeimą, galit susilaukti vaikų, galit, kaip sakoma, irgi turėti ilgalaikį ryšį, bet jisai bus sunkus. Karminiai santykiai visada yra pamokos, atsiminkite. Karminiai santykiai visada yra tai, kas mumyse yra neatidirbta, skolos. Ir jas reikia atidirbti, namų darbus reikia paruošti. Tai vat jeigu jūs ieškot karminio ryšio, jisai jums nežada būti ilgai ir laimingai. Ten yra problemos. Ten jas reikia spręsti. Vat apie tokius santykius jūs kalbat. Bet šitie santykiai tikrai turi perspektyvą tapti ilgalaikiai ir turi perspektyvą tapti šeimyniniai. Kokių jūs norite iš šio vyro santykių? Vat ne veltui mes ten matėm šito. Jūs turit slaptų norų, kad jisai ateitų ir užkariautų jūs. Jūs turit savo požiūrį į santykius. Užkariavimas. Kaip čia pasakyti? Pavojus. Išlaisvinimas. Bet jūs į šitą vyrą sudedat daug vilčių. Arba į santykius su vyru turit daug vilčių, tam tikrų vilčių. Ir tą laikot po 9 užraktais, kaip sakom. Ir įsivaizduojat, kad šitas vyras kažkokiu tai būdu galbūt ims ir atrakins, užkariaus, išsiverš, apie tokį, kad vyras, kuris ir ateitų, kaip čia pasakyti, su permainom, jums reikia šito ir iš šito vyro, ar jūs galit, ar jūsų lūkesčiai bus, jūsų pačios lūkesčiai bus pateisinti, žinokit, beveik taip. Šitas vyras, jeigu jūs norėjot rimto vyro, jeigu jūs norėjot tikro vyro ir to rimto vyro, tai jau tada nebūkit stabdis, kaip sakoma, ir nekonkuruokit su juo. Nekonkuruokit su juo, ką kalba jūsų santykiai. Jūs galit pradėti jį auklėti, jį konkuruoti, su juo kalbėtis. Jeigu jau norit, kad būtų jo užkariauta, tai ir priimkit jo jėgą, priimkit jo autoritetą, priimkit jo stiprybę. Tada bus tarp jūsų, kaip sakoma, didelis ir ilgas gyvenimas su šitu vyru. Toks buvo mūsų antras variantas. Jeigu jums tiko ir patiko, lauksiu jūsų atsiliepimų. O mes judam prie trečio varianto. Žalia širdutė. Kokią istoriją mums papasakos
šie du žmonės. Trečiam variante atėjo. Labiau noriu pamaišyti kortas. Taip. Dėkui, kad esate kartu. Ačiū už jūsų prenumeratas, už jūsų laikus, už jūsų komentarus. Patikėkit, jūs esat šaunuoliai ir šaunuolės, nes man labai svarbu jūsų nuomonė ir palaikymas. Aš irgi žmogus ir tai, kas žmogiška, man irgi nesvetima. Ačiū Jums. Viską pamaišiau. Trečias variantas. Nauja pažintis. Ar gaus pilnaverčiais santykiais? Paieškom venecijietiškam Lenormand poros. Kaip pasislėpę abudu, moteris išėjo. Moteris išėjo, ieško vyro. Vyras išėjo. O čia tikrai nauja pažintis, nes kortos rodo, kad gali būti ir nauja, aišku, pažintis. Jeigu tai nėra nauja pažintis, tai vyras sugrįžo. Vyras sugrįžo ir jūs dabar į jį žiūrit iš naujo. Arba stengiatės žiūrėti iš naujo, kaip į galimybę. Arba gali būti, kad, bet vėlgi, vienas iš variantų, tai gali būti, kad jisai sugrįžo pas jūs po kažkokio tai laiko buvot išsiskyrę, sugrįžot ir dabar svarstot, ar verta šitą nepažįstamai pažinti iš naujo. Kitas reikšmė, jeigu tai yra naujas santykis, naujas, kaip sakoma, irgi, tai jisai jums dar yra labai keistai nepažįstamas, jūs jo net pažįstat ir tarsi toks vaizdas, bet moteris žiūri į vyrą ir galvoja, kuo tu dar mane nustebinsi, aš tavęs nepažįstu. O vyras į jūs eina su tokiom, žinot, irgi tokiais savo kodais kažkokiais ir nori užvaldyti. Bet jeigu tai yra antras raundas, kaip sakoma, sugrįžimas, ne, tai jisai vis dar tiki, kad jisai turi valdžią jums. Vis dar tiki, kad jo rankose yra valdžia. Dodžas visada kalba apie tokią valdžią, apie statusą. Ir jisai tiki, kad jisai dar turi jums, kaip sakoma, galią. Jisai dar atvažiuos čia po ilgų kelionių ir jūs sakė, o Dieve, kaip ilgai laukiau, kur tu taip ilgai buvai. Bet jisai to tikisi, jeigu tai yra antras raundas. Jeigu tai yra pirma pažintis, jisai bet kuriuo atveju įsivaizduoja, kad jisai labai jums patrauklus, labai geras statusas, jo šansai labai dideli, jisai turi irgi tokių žinių, raktų, kažkokių tai savo bajerių, kurie visada parodys, koks jisai yra nepaprastai valdingas arba statusą turintis žmogus. Bet bėda tame, kad tai tik tai statusas. Tai tik tai paveiksliukas. Dodžas tai nebuvo, kaip čia pasakyti, nebuvo ta tikroji valdžia. Jisai buvo paveikslėlis, įpakavimas, vat apie tai. Jūs pati esat jauki, viskas gerai, stabili, jauki, bet jūs į šitą vyrą kaip į nepažįstamai, keliautoją kažkokį tai visiškai naują žmogų žiūrit. O tu taip tikrai taip pasikeitei, o tu tikrai taip, jau čia taip aš tavęs net pažįstu, kažkas tokio. Jūsų nusistatymas į šitą vyrą yra toks, aš tavęs nepažįstu. Bet galbūt ir norėčiau pažinti. Smalsumas yra, bet jūs
kaip čia pasakyti, tas vat, pati dabar jaučiatės saugiai, arba turit savo nusistatymus. Ir dar viena metafora tokia, kad jeigu jūs esat kaip namai, tai jisai nuo jūsų namų raktus turi. Vat irgi kažkas tokio, žodžiu, jisai jaučia, kad jisai vis tiek prieis prie jūsų, o jūsų va ta tvirtovė, kurioje jūs saugiai jaučiatės, jūs galvojat, aš nepažįstu tavęs, aš nežinau, ar noriu įsileisti. Žodžiu, čia daug tokių niuansų, vat išlindo, vien tik tai žiūrint šitas kortas. Trečias variantas, jau įdomu. Gerai. Ką jis apie jūs žino? Ką jis apie jūs žino? Ko jisai nežino apie jūs? Ką jis nori sužinoti apie jūs? Kokie jūs jo akimis? Kas jumyse erzina jį? Kas jumyse žavi jį? Ko galite tikėtis iš santykių su šiuo žmogum? Ir ko galite tikėtis iš paties šio žmogaus vyro? Ir tada pasižiūrim jūsų slaptus ketinimus. Ko jūs pati norite iš šio vyro? Ko jūs pati norite iš šio vyro? Ko jūs tikitės ir pati norite iš šio vyro? Va taip, va. Tokia struktūra. Žiūrim, ką turim. Ką jis apie jūs žino? Žino, kokia jūs graži, žino, kokia jūs populiari, žino, kokia jūs žavinga, žinot, kaip jūs gražiai atrodot, kaip jūs į jūs miela žiūrėti, kaip jūs geismą sukeliat. Jūs, vat, taip kaip yra, viskas tobula. Vat nieko nenori jūs. Vat tai, ką žino apie jūs, jam to pakanka. Nieko nereikia keisti. Vat, sakyčiau, tokia jo pozicija. Ko nežino apie jūs? Ko nežino apie jūs? Nežino apie jūsų spontaniškumą, apie jūsų vaikiškumą, apie jūsų emocijas, net pažįsta jūsų emocijų. Nežino, kokie jūs esat kartais esat, kaip čia, norit būti paglobojama, kartais norit pakvailioti. Apie šitą viską nežino. Jūsų vidinis vaikas jam yra nepažįstamas. O vidinis vaikas tai yra emocijos, tai yra jūsų išgyvenimai, jūsų spontaniškumas, kūrybiškumas, kita kortos reikšmė, jisai galbūt, jeigu tai yra nesugrįžęs partneris, kuris iš naujo pasibeldė į duris, tai jisai gali tiesiog nežinoti apie jūsų vaikus, apie jūsų šeimyninę padėtį, kaip sakom, vat, jeigu tai naujo pažinti. Jeigu tai tas grįžęs, tai be viso to gali nežinoti arba nesidomėti vaikais, arba kaip tik dėl vaikų grįžo, mažakas, ne? Bet vėlgi, jeigu mes kalbam apie jūs, ko nežino apie jūs, apie jūsų vidinio vaiko būsenas, apie jūsų emocijas, apie jūsų reakcijas, jisai nežino. Paveiksliuką mato, wow, graži. Tai žinot, kaip dabar iškilo toksai irgi anekdotas, pasakojimas anekdotas, apie tai, kaip vienas piktas vyras labai užpyko ant Picasso, kai jisai nutapė jos portretą, jo žmonos portretą. Jisai atvarė piktas visas ir sako, kaip tu Picasso čia mano žmoną nutapėjai. Sako, kas yra? Sako, pasižiūrėk, ištraukė nuotrauką, pasižiūrėk, sako, kokia jinai iš tiesų graži yra, o kaip tu čia ją nutapėjai? Kas čia, matai, kokia jinai, va, pasižiūrėk, kokia. Picasso žiūri, tai sako, kokia plokščia. Tai va čia va irgi panašiai, ne? Jisai mato jūs taip, kaip nori matyti, ir tai, ką jisai mato, jam žiauriai patinka. Apie jūs pačią nelabai ką ir žino. Ką nori sužinoti apie jūs, ką vis tik tai nori sužinoti, matot, kaip kortos gražiai, ką jisai nori sužinoti apie jūs. Ar nėra jam konkurento, o kaip jisai jums? Viską apie save jisai nori. O kaip aš tau patikau, čia dar vienas anekdotas gavosi, ne, apie tai, kai pasimatymas, vyras kalba, moteris tyli, šypsosi gražiai, viskas. Tas vyras po kažkiek tai laiko atsipeikėjo ir sako, atsiprašau, mes čia vis apie mane ir apie mane, pakalbam apie jūs, kaip aš jums patikau. Tai va čia irgi šitą kortą apie tai vos nekalba, ne? Ką jis nori sužinoti apie jūs? Ne tiek apie save,
ir apie save, aišku, bet ir nori sužinoti, ar nėra konkurento, ar nėra įsipareigojimų, ar nėra kažko tai, kam jūs esate įsipareigojus, ištekėjus ir taip toliau. Jeigu buvo atskiras kažkoks tai tarpas, ar tuo metu, kol jūs nebuvot kartu, ką jūs darėt, kokia jūsų ištikimybė ir taip toliau. Žodžiu, vyras čia yra reikalų su juo. Kokie jūs jo akimis? Žmogus kalnas. Visų pirma, viena reikšmė šitos kortos tai, kad jisai nori įkopti į šitą kalną, užkariauti jūs. Jūs jam esat iššūkis, kurį reikia užkariauti. Antra, jeigu mes kalbam, kokie jūs jo akimis, stabili, tvirta, už jos kaip už mūro sienos, gali atrodyti labai stipri moteris, gali atrodyti nepasiekiama moteris, gali atrodyti neištirta teritorija, nes į kalną įkopti reikia ryžto. Žodžiu, jisai dar abejoja, kaip sakyti, ne? Jisai dar abejoja, jūs jo akimis yra nepažinta teritorija. Terra incognito viena. Antra, jeigu tai yra vėlgi sugrįžęs partneris pas jūs, tai įkopti į šitą kalną prisireiks jėgų, kaip sakoma. Ir jisai apie jūs, jų akimis galvoja, kad jūs esat, kliūtis, iššūkis. Kas jumyse erzina jį? Kas jumyse erzina jį? Erzina tai, galbūt, gali būti erzina tai, kad jūs norit permainų, kad jūs norit pokyčių, kad jūs norit šeimos, kad jūs norit stabilumo, kad jūs norit, kad jūs turit daug norų į pokyčius. Aš noriu pokyčių, aš noriu šeimos, aš noriu jau laikas, aš noriu. Ir į visą tai jūsų norai, jūsų viltys, jūsų svajonės jį erzina. Nes, kaip ir sakiau, tai jam yra antiek sudėtinga matyti irgi tokia, kaip ir sakiau, tokia, žinot, valdžios statuso norisi, o veikti dėl to nesinori. Dodžas tai yra jėgos simbolis, bet jisai iš tiesų, netgi Venecijoje, buvo tik tai simboliu. Dodžas. Kiekviena save gerbinti Venecija turėjo savo dodžą, bet jisai buvo, kaip čia pasakyti, valdžios daug arba įtakos neturėjo, bet statusas pas jį buvo visada didelis. Šitas trečias variantas truputėlį apie vyrą, kuris, kaip ir sakiau, kaip aš jums patikau, ne? Kas jumyse žavi? Kas jumyse žavi jį? Žavi jūsų platus požiūris į gyvenimą. Jūs lanksti, jūs lengva, su jumis galima nuvažiuoti, jūs galima parodyti, nepadarysit gėdo žmonėms, žmogui. Ta prasme, jūsų mobilumas, jūsų siekiai, jūsų noras pažinti, jūsų spontaniškumas, jisai jūsų vaiko nepažįsta, bet jam patinka taip, kaip jūs, reiškia tas emocijas, jam patinka tai, kad jūs iš vienos pusės, kai tai liečia jį, permainų su juo, jam nepatinka, bet iš tiesų, moteris šventė jam patinka ir patinka atvažiuoti, patinka pasibūti, patinka, kad jūs irgi nepriklausoma nuo jo, kaip sakoma, o turit savo veiklų, visą tai jį veža ir kviečia sugrįžti pas jūs, kaip sakoma, taip. Ko tikėtis iš šių santykių? Galit? Oficialių santykių, kurie yra, kaip čia pasakyti, pokalbių, išėjimų pasivaikščioti, pasibuvimų, oficialių pristatymų, oficialių santykių, žodžiu, socialiai priimtina pora
aktyvi pora, sociume, draugų ratas, vakarėliuose būsit kartu, jeigu jums tai tinka ir patinka, galite tikėtis iš šių santykių tai, kad jūs ir prie puodo, ir prie svečio tiksit jam. Va tokie santykiai yra. Ko gali tikėtis iš šio vyro? Kaip ir sakiau, pats vyras iš šio vyro jisai ims, mažiau ims, daug daugiau ims, negu duos jums. Jisai gali naudotis jūsų energiją, jisai gali jums nepatikti, kad jisai įsileis į jūsų, čia pasakyti, jūs nebūsit jam vienintelis, suprantat. Pelės visada kalba apie vagis, pelės visada kalba apie dėmesį, gali vogti dėmesį, gali vogti mūsų resursus, gali vogti mūsų mintis, mūsų idėjas, žodžiu, apie vagis. Ir va šitą kortą bokštas kalba apie jo nenorą įsileisti į savo teritoriją. Jisai toks, koks yra bokštas. Bet aš taip pasakiau, kaip sakoma, pats stebė, pats šitą, bet į jį įeiti nelabai kaip galima. Vat kažkas tokio, vat žodžiu, kaip čia, šitas vyras turi antrą dugną. Tai, ką jisai galvoja, kad jisai turi raktus nuo jūsų, jisai tą ir turi, bet pats jisai užsidėjęs kaukę, užsidėjęs kažkokį statusą, užsidėjęs kažkokį tai įsivaizdavimą ir nenuostabu, kad jūs jo nepažįstat, jis jums atrodo kaip nepažįstamasis, nes jisai neįsileidžia jūs į vidų, naudojasi jumis, bet kai tik tai artimiau, iš karto kalnas, iš karto kliūtis, iš karto nenoriu atstok, nelįsk prie manęs, bet kažkas tokio pas jūs čia bus. Ko tikėtis? Ko jūs pati norite iš šio vyro? Jūs norite jį žavėti, jūs tikrai jį žavėt, jūs norit dėmesio, jūs norit, kad jisai būtų prie jūsų kojų, jūs norit jį žavėti, jūs norit būti jo dėmesio centre, jūs norit būti jo maža mergaitė, kuriam jisai, kaip pasakyti, ne, va šitoks gražus statusą turintis vyras ir prie mano kojų. Jūs turit irgi va tokį va požiūrį. Ar tai gausit? Ar tai gausit? Kažkurį tai laiką taip. Pačioj pradžioj tikrai taip, nes kol jisai bus susižavėjęs, kol jisai matys tame resursą, tol tai bus tikrai ir jūs tuo galite, kaip sakoma, pasinaudoti. Spręsti jums, kortos kalba tik tai apie dabartinę padėtį ir artimiausią, kaip sakoma, realiausią ateitį, bet jūs patys, kaip ir sakiau, kuriat tai, naudojate šitą informaciją, darot savo išvalgas, darot savo veiksmus ir tada gyvenat tokį gyvenimą, kokį patys savo susikūrė. Dėkui, kad buvot kartu. Ačiū už jūsų laikus, prenumeratas, komentarus. Labai laukiu komentarų, labai man malonu, kad jūs skaitot, žiūrit, kaip čia pasakyti, domitės ir tą informaciją naudojatės. Ir kągi, dėkui, iki kitų malonių susitikimų. Iki.